Reikia man grįžti. Kadangi sumaišiau dienas, miestą šventė buvo vakar, į bažnyčią buvo uždaryti, nieks mans neįleid, Saulis labai juokas, sakė, kad neįleid mans į bažnyčią. Niek tokį pasivakščiojo, nupirkau vyrų arbatas, dabar Saulis neger kavos, neįtirpės neger, o ger arbatą ir jums nori juodas arbatas, nupirkau su kardamonu. O kvep. Tikrai gal ir nebloga ta arbata. Skani. Ahmadė, London. Žinovams juoda arbata. Aukščiausios ryžs su kardamonu. O kur tas kardamonas? Kur duot kokį? Ar ir kaip naudišinu už kardamoną? O eina, savo čia galbūt stipri. Jeigu stipri pasidarys, bus labai kvaps. Gana intensyvus. Bet manau, kad skania kvep iš tikrųjų. Reikia man pasidaryti, pabandyti. Važiuoju į baseiną, aš padėti Teodoro maudytis. Šiandien nešiosim pirmyn atgal šiltnamis. Mes visko nešiojam pirmyn atgal. Mane Saulik, nenubodė su tik žmona. Ką? Žiaudė. Nenubodė. Juk linksmas su mane. Tai veikti turam kuo. Tik šiltaims nešiuoti. A tai jie šardys dabar vis? Neardys, mėginsim išnešti. Gaila, nebus manis. Čia toks lengvas tėrams. Labanakt, mėlis, koks pavargęs jau. Gausis nusikalęs per visą lovą. O pavargai gausiai. Labanakt, Saulė. Labanakt. Ko čia perki? O antrą žmoną? Nesulauks.
Ar gerai ir pirmai, ir gerai pirmai? Visi, kad ten kur Mondreo rasi. Nerasi, ne, gal dar apsišauti, taip kad, nu, jeigu iškos kitų moterų. Važiuojam Ingrida į darbą. Noriuku. Nu, tu čia guliesi, tu čia. Tau čia gera, koridorių vėsi. Suledas. Visa. Siaubas. Nu, matai, kas daros. Vis mum pomidorą šaizam. Kur susidino? Šaizam. Kas daras? Kas čia daras? Kol atvažiavom su Auriuku ir nustojo lyti, ne Auriuku? Auriuks buvo išsigundęs. O. Šiandien ir gegužės 12 tarptautinė slaugytojų diena. Gegužės 12 aš pripažįstu, kaip profesinį šventimus. Su mūsų dienelės slaugytojos visos sveikinu, būkim stipras. Lietuvos sveikindavom mums ir gal pietus gaudavom, dabar nebeatsimenu. Kažkokį koncertą gal. Čia tai niek nesveikin. Niekam neįdomu. Čia tokį dalyką. Sav kalbas, taupims ir daugiau nieko. Kol nepradėjau Norvegijoje gyventi, tol nežinojau to žodį. Taupyti. Sparė, norvegiškai sparė. Lietuvą mes nenaudodavom tiek. Nu, gal bloga, kad nenaudojam to žodį tiek daug. Kad neturėjom miškų taupyti, gyvenom savo tų dienų, nuo algos iki algos. Nelabai ir išmokom taupyti, kai kurie. Jauniems dabar ir protingesnė, nežin, kaip taupyti. Investuoti. O mes nelabai išmokom. Bent jau aš. Ori! Šiandien išmiegojau iš naktinis pamainas Vilniaus. Ir važiuosiu dabar vėl į miestą. Reikia apsipirkti. Maistą. Ors nekoks. Važiuosiu biškį. Numelį susitvarkau, kai grįžtu. Iškart susitvarkau nams. Kai grįžtu iš naktinis pamainos, prieš 8, iškart išsisirbliuoju, išsiplaunu grindis. Ir kada jau atsibundu ir tvarka. Nu, kur dabar lendi? Einam. Čia atsirado. Vamzdė tokie. Neseniai nupjauti. Ai, nu gal čia tvarka kažkur, čia gal tvarka. Bet vis tiek tie pamesti. Čia gal skaitos vis tiek fabrik teritorija. Vis tiek negražiai su gamta nečiauks. Gal tų bebrų užtvankai šardenam, pažiūrėti Auriuko. Guli, aš šauku gasai, o gasas įsitaisęs lovą. Nu, gulėk. Pagulėkit, o mama važiuoja apsipirkt, nupirks tau šlaip maistelį biškį, sausainių nupirksiu. Pagulėkit tau. Toks svars bjars, nei terasą sėdėt galim.
Einam. Oi. Sunkiai ir susikrautas tas. Ką? Nedakyks. Spintelės reportažas. Apsipirkau maistą. Toks jausmas, kad vėl vis dar daugiau pabrango. Dar brangiau. Brangin. Greta, nežinau, ką begyvensim. Spintelės reportažas šiandien ir gegužės 12. Šiandien prasideda Eurovizija. Aš esu labai didelė Eurovizijos fanė. Girdėjau per radiją Norvegą jau pliuotkiai visokius savo atsiliepimus, kas dalyvaus šiandien. Šiandien dalyvaus, kas nedalyvaus, apie švedus pliuotkin, kada jiems nelabai patinka. Tokį pagėžą, kad aišku, nei pateks į finalą į 10, bet kažkas jiems nepateks šveda. Apie suomius, kad Ispanija nedalyvaus. Boikotas kažkoks, nežinau, prieš ko ten boikoto. Apie Izraelį irgi pliuotkiai. Žiūriu, išsikraunu prekes ir susitvarkau ir galbūt vien filmuok sumontuosiu ir nieko nedarysiu. Tik ilsėsiu, žiūrėsiu Euroviziją, pasidarysiu ko nors skanaus. Nusprendžiau cukraus visai atsisakyti. Gal ko nors vyro nupirkti su cukrum, bet savo nieko grina. Grina nieko su cukrum. Mėsnytas, vištienas, šlonelių mėsos. Filė, žuvytis, čia tokios greitai parašė. Ir daržovių šaldyti. Šaldyti vaisiai man kokteiliams irgi pabrangi. Galvoju, gal dabar žiūrėti, prisipirkti braškių. Ar reikės eiti patiems saugus rinkti? Nežinau, kiekvien mėnesį reikia mokytis iš naujo vėl. Galvoti, ko pirkti, ko nepirkti, nors niekas netaupom, negalvojam, bet iš tikrųjų reikėtų. Čia kažkokių bliūdukų, tokių tinkliukų nupirkau. Saldžiarūgštį padažą. Prieskonių, graikišką jogurtą. Pomidorų, kiaušinių. Ryto bandysiu kepti plokščią duoną. Kas ir tos kurianderį? Kas lietuviškai yra? Ne petražolis, bet dar tos, kur dėdi indišką duoną. Bandysiu kepti keptuvę. Dar braškį nupirkau, vadažų, taip ir sviestą. Ir tokį pirkinuką. Vakaro žaidimai prasideda. Visą dieną išmiegoja draugučiai. Dabar pavalgė vakarienę ir privalom programą. Iki kokių 9 tep, iki 8:30. Doda, žaidė. Bet ir oriukas žaidė iš tikrųjų. Jeigu pavargs, tada jam pasislėpti jau. Kokių čia dar Ingrida prisipirk dalykėlį. Ori, neorks. Muilą. 3 litrus nupirkau. Čia savo kažkokį cherry blossom. Ir dar braškių.
Oi, skania. Nes tik pirks. Tu esi pirkus. Ei, marš lauk! Vasarom nusipirktų ir pasitepu kojas, išsitepu. Čia šampuniuką tokį dar nespirks. Visus Elvitalius mėgsta irgi. To dar nepirkau. Nu, vyru irgi, kad kvepėtų. Rėžių kaukė. Kojiniečių nebeturėjo. Ir vakų Ingrid nusipirk. Turėjo svarėlis po kilogram. Bet man